Laidą pristato restoranas Teatras vaikams Vilniuje Kukumuku. Kągi, pirmoji šio ryto tema. Teisingai daro tėveliai, kurie vaikus grūdina ištisus metus. Baseinas tam puikiausiai tinkanti priemonė, tačiau kai kurie vaikai susiduria su tam tikromis baimėmis. Kaip vaikus išmokyti plaukti ir įveikti vandens baimę? Pasakojame reportaže. Statistika rodo, kad maždaug 2/3 mokinių turi sveikatos, dažniausiai stuburo problemų, yra silpni ir fiziškai neaktyvūs. Gydytojų ir sveikos gyvensenos atstovų nuomonė, plaukimas tai viena efektyviausių priemonių sveikatai stiprinti, o pasak sportininkų mokėti plaukti yra tiesiog privaloma. Nuo to visų pirma gali priklausyti gyvybė. Pradėti mokyti plaukti vaikus rekomenduojama kuo mažesnius. Jie tai daryti išmoksta gana lengvai ir greitai, o suformuotas plaukimo įgūdis išlieka visą gyvenimą. Plaukimas svarbus vaikams todėl, kad jie pirmą tai nugali vandens baimę, antra, jie užsigrūdina, mažiau tada vaikai serga, plaukimas pataiso arba išlaiko taisyklingą vaiko laikyseną, kadangi jie labai sparčiai auga ir stiprina visą kūną vienu metu. Pasak mus konsultavusio trenerio, plaukimas padeda įveikti ir tokias dažnas vaikų sveikatos problemas, kaip stuburo iškrypimas, silpnas raumenynas, dėmesio koncentracija. Pradedant mokyti vaikus plaukti, pirmiausiai atliekant tam tikrus pratimus, susipažįstama su vandeniu. Vanduo yra tankesnis nei oras, todėl tiek atliekant jame pratimus, tiek mokantis kvėpuoti po vandeniu, organizmas jaučia didesnį pasipriešinimą. Taip didėja plaučių tūris, stiprėja širdis ir kraujagyslės. Mažieji lengviau išmoks kvėpuoti po vandeniu, jei negiliame baseine ant dugno primėtysime jų mėgstamų žaisliukų arba saują pasiėmę vandens, pūsdami į orą bandysime padaryti duobutę. Tokie žaidimai vaikams itin patinka ir baimė vandeniui pamažu dingsta. Sekanti plaukimo grupė tai būtų plūdumo pratimai. Tie plūdumo pratimai yra 3. Yra plūdė, yra žvaigždė ir medūza. Jie reikalingi tam, kad vaikas pats įsitikintų, kad vanduo kūną kelia. Po plūdumo pratimų plaukimo treneris rekomenduoja mokytis slinkimo pratimų. Pradedant atsispyrimu, jei mažesnis vaikas nuo baseino dugno, jei didesnis nuo sienelės, horizontalioje padėtyje ištiesus rankas ir kojas. Vėliau slinkimo pratimus reikėtų atlikti ant krūtinės ir ant nugaros, rankas ir kojas laikant įvairiose padėtyse. Sukryžiavus rankas, vieną ranką iškėlus į viršų, kitą priglaudus prie liemens. Norint, kad slystum be pasipriešinimo vandens, tai turi būti 3 taškai vandens paviršiuje. Tai yra veidas, tai yra dubuo ir kojos. Kai vaikas išmoksta kvėpuoti po vandeniu, dirbti kojomis ir rankomis, galima pereiti prie laisvo stiliaus pratimų ir jau mokytis plaukti. Iš pradžių tai galima daryti prie sienelės ir pratimus kartoti jau bandant plaukti. Tiesa, neretai pasileidus nuo sienelės, plaukti taisyklingai atliekant išmoktus pratimus vaikams būna sudėtinga. Jiems sunku išsilaikyti vandens paviršiuje. Tuomet gelbėja tokios pagalbinės priemonės kaip lazda, plaukimo lentelė ar pelekas. Pastarasis daugelį vaikų itin patinka. Pasak jų pačių, su peleku jie jaučiasi kaip superherojai. Naudodamiesi tokiomis pagalbinėmis priemonėmis, išsilaikyti ant vandens paviršiaus ir greičiau išmokti plaukti gali ir vyresni vaikai, sveriantys iki 30 kg. Jeigu vaikas visiškai nesigauna jam nei kojom dirbti, nei rankom nesigauna, tada aišku mes jau ir panaudojam visas 3 priemonės pilnai. Bet jeigu vaikas nors kiek plaukia, aišku galima plaukti su lentute. Jeigu lentutė nepadeda, jeigu kojas labai skęsta, tai kad išlaikyt kūną paviršiuje, mes tada uždėtume dar plaukimo peleką, kuris puikiai išlaikys kūną paviršiuje. Plaukimo nauda įvairiapusė, tai ir valios, ištvermės ugdymas ir koordinacijos lavinimas. Nemažiau svarbi ir emocinė nauda. Vanduo vaikus ramina ir atpalaiduoja. Tikimės šiandien išsamei aptarti pagrindiniai plaukimo pratimai padės ne vienam vaikui susidraugauti su vandeniu ir ne tik išmokti plaukti, bet ir kompleksiškai stiprinti ir grūdinti organizmą.